tu sėdėdama ant sofos nesugalvosi skirtis, aš jau matau, sako. Čia yra tokia situacija, kur turi būti paskutinis lašas, bet man buvo taip gera grįžti namo ir nieko nebijoti. O kaip vaikas? Kaip mama vaikui pasakėjai, kad mes su tečiu skiriamės? Kad jeigu nemyli savęs, tai bent išeik dėl vaiko. Nes vaikui yra sunkiausia, jisai kaltina save dėl tų konfliktų, jisai taip pat myli mamą ir tėtį ir niekas, jinai nemylės mažiau manęs ar jo. Taip stipriai tą mylėjau, kad vis tiek rasdavau galimybę pas močiutę virtuvėje ant taburetę žiemos dažyti 10 klienčių per dieną. Sveika, Modesta. Sveika. Labai malonu tave matyti, daug metų su tavimi esam pažįstamos ir man labai gera bus su tavim šiandien šnekėtis tokiomis temomis, su kuriomis mes įkvėpsime tikrai daugelis moterų. Ir aš noriu tavęs paklausti. Ir tuo pačiu pasakyti, kodėl aš to klausiu, nes daugelį moterų patiria gyvenime kažkokius sunkumus, praradimus, praeina tokį etapą, kurio net negalėtų pamiršti visą savo likusį gyvenimą. Bet aš tavęs noriu paklausti, su kokiais sunkumais konkrečiai gyvenime tu buvai susidūrusi? Labai geras klausimas. Tai jeigu taip trumpai tariant, tai mamos mirtis turbūt buvo tas toks pirminis labai viską sudrebinantis reikalas ir aišku po to vyšnia ant torto skaičiau skyrybos. Mamos mirtis buvo, kai man buvo 10 metų. 10 metų? Jo. O skyrybos buvo, kai man buvo 23. Labai jauna, bet visą tai irgi nuo tam tikrų veiksmų privedė to, kad... Tai mes susituokėm 2017, pradėjom draugauti 2016 ir išsiskyrėm, prasidėjo skyrybos 2020 metų gale ir tęsiasi iki 2021 metų. Bet jūs bendrą dukrytę, vaiką turite. Tai po vaiko, čia pat kiek kartų jūs gyvenote? Po vaiko gimimo. Tai grubiai, taip... netoli 4 metų. Kas atsitinka? Nuo vaiko gimimo. Kas atsitinka? Kodėl aš to klausiu? Nes aš labai dažnai susiduriu, kadangi aš dirbu su finansais, daug moterų konsultuoju, kurios ateina pas mane taupyti pinigus. Taip. Ir jos jau būna išsiskyrusios. Aš matau statusą skyrybų ir mes kai kalbam, tai va čia mes nesenai išsiskyrėm ir aš matau, kad vaikui yra 3-4 metai. Ir aš esu ne kartą girdėjusi, kad kažkas atsitinka santykiuose ypatingai tada, kada būna 3-4 metai vaikui. Ar tai įtakojo galbūt vaiko gimimas ir va tas nedidelis tarpas, ar tai jau buvo tęsiasi nuo seniau ir būna, žinai, kai jau bandome santykius sutvarkyti su vaiku, nes tai būna dažnai, kada moteris galvoja, kad pagimdysiu, gal bus kažkaip kitaip. Ta draugystė buvo labai greitai įsiplėskė ir aš tikrai labai anksti visada norėjau vaikų. Tai irgi yra dėl tam tikrų priežasčių, kurios buvo vaikystėje. Turbūt dėl to, kad aš niekada neturėjau to šeimos, kurios norėjau. Kadangi mama mirė anksti, savo tėtį pirmą kartą pamačiau po mamos mirties. Tai man buvo 10 metų, o mes gyvenom labai netoli viens nuo kito. Tai aš tarsi niekada neturėjau tėčio, turėjau mamą, praradau mamą, tada turėjau tėtį, kuris irgi nebuvo visada šalia, nes jisai dirbdavo užsienyje, jo nebuvo. Tai tarsi tu gyveni tokia iliuzija, kad vat, aš tai sukursiu tą šeimą ir labai anksti norėjau tų vaikų. Tai atsirado žmogus, prieš tai aš turėjau draugystę paauglystės laikais 5 metų ir išsiskyrus kažkaip vat, visai netyčia, neplanuotai susipažinau su savo buvusiu vyru ir jame pamačiau tą potencialą, kad visai viskas būtų, aš manau, gerai. Nebuvo iš tos intencijos, kad va, tai sutvarkytų santykius. Tai buvo iš to tokio, sakyčiau, pirmo pusmečio įsimylėjimo, kur viskas tobula, nors iš tikrųjų red flagų buvo daug. O dabar kas buvo tokie kirtiniai taškai, kada tu pasakai viskas, va dabar aš tikrai noriu skirtis. Jisai nevertas manęs, aš galiu tikrai turėti geresnį gyvenimą. Aš buvau sau davus metų laikotarpį, metų su pusę, kad aš padarysiu viską iš savo pusės. Aš galiu pasikeisti pati, galiu pakeisti požiūrį į jį, galiu tapti tokia pati kaip jisai arba išeiti. Nes aš negaliu išeiti neišbandžius visko, nes tada aš grįšiu atgal, o tai man yra labai beprasmiška atrodo. Tai vat aš visokiojopai psichologai, knygos, ko tik nebuvo iš tikrųjų. Ir elementarus pyktis ryte. Susipykimas. Jo, toks dėl pavyzdžiui. Visada iki skandalų? Iki skandalų, kurie įtraukia ir vaiką, ir stresas labai didžiulis būdavo, ir
tą dieną aš savo prisiekiau, kad tai yra paskutinė diena mano gyvenime, kada aš leidžiu su savimi taip elgtis. Ir tą pačią dieną aš nuėjau pas advokatę, pateikiau prašymą, pradėjau ieškoti būto, nes aš viską dariau slapta. Kad savo užtikrinčiau pagalbės, kaip sakant, kad aš kai bėgsiu, aš turiu kur bėgti. Kaip sakant, ne dabar. Nes aš žinojau, kaip bus, jeigu aš pasakysiu faktą skyrybų. Tai faktas, kad dauguma vyrų labai bando susitaikyti, perkalbėti ir taip toliau, o aš pilnai apsisprendus buvau išeiti. Ir kaip tau tai pavyko? Tiesiog tu nusprendai skirtis. Labai buvo sunku. Ką tu pasakei jam? Labai buvo sunku, jisai sužinojo kaip faktą grįžęs namo, kad nėra manęs ir dukrytės. Tiesiog išėjai? Jo. Dėl tam tikrų aplinkybių, kitaip man nebūtų pavykę išeiti, aš manau. Neleista? Jo. Kaip tu šiandien jautiesi? Tai buvo vienas iš geriausių sprendimų mano gyvenime. Aš esu be galo dėkinga už dukrytę, jinai yra nuostabiausia ir mes šiai dienai dėl dukros pagaliau sutarėm tikrai pakankamai gerai, susitarėm, bet išsiskirti buvo vienas, aš neskatinu kitų šeimų jokiais būdais to daryti, tikrai reikia išbandyti maksimaliai viską, kad, nes tai yra vaikas, tai yra institutas šeima man, tai nėra kažkoks laimėjimas, tai yra pralaimėjimas, tai buvo vis tiek šeima, santuoka ir taip toliau. Bet kai yra labai šiais laikais populiarus, kai toksiški santykiai, tikrai buvo labai tokie. O ką jisai, pavyzdžiui, darydavo tai, kad tu norėtum pakeisti, bet tau nepavyko? Jisai negrįždavo laiku, jisai tau nerodydavo dėmesio, jūs nevažiuodavot kažkur, tai nepirkdavo kažko. Vat kas buvo tai labiausiai, kas tave erzino ir atrodo, vat jeigu šitą turėtų, tai jau vat aš tikrai dar galėčiau su to susitaikyti. Labiausiai pagrindinis dalykas tai yra pavydas ir kontrolė. Bet tai nebuvo narcizas, nenarciziškumas buvo. Sakyčiau, kad galima taip sakyti. Jisai pavydėdavo tavęs lygio vietoj. Jo. Nes bet aš labai aiškiai matau. Aš tave pažįstu nuo senai. Ir visą laiką tave pažįstu kaip visažistė, kuri išaugo labai pakankamai greitai ir pakankamai tikrai Lietuvoje tu esi žinanti visažistė ir mokymus darai ir pati kitus dažai ir tai tiesiog super. Bet kai tu dirbdavai, atrodo, kur tu kokį gali pavydą sukelti moterį, kuri dirba dažniausiai su moterimis. Tai tu grįžti namo. Pavyzdžiui, ir kokį jisai galėdavo tau sukelt, kokią sceną? Dėl bet ko lygioje vietoje. Negrįžimas laiku iš darbo, nepakelimas telefono. Gali būti, kad visiškai normaliai sureaguos kitą dieną, ta prasme bus, kad nepakėlė, gal kažkur kažką darai, veiki ir taip toliau. Bet buvo tam išvažiavimas kažkur kitur vieną. Pretekstas, pavyzdžiui, dėl ko tau tai jam pavydėti tau? Ar buvo kažkokiu tai gyvenime, kad išdavysčių iš tavo pusės, kažkokiu tai iš tikrųjų žinučių galbūt radimas jo atžvilgių pas tave? Manau, apskritai tas pavydumas, kai jis yra toks didesnio ir aukštesnio lygio, žmonės dažnai prisigalvoja irgi visokių niuansų. Ta prasme, tai gal jisai pats toks būdavo? Vat nepagautas, nevagis, negaliu. Niekada nebuvo pagautas. Buvo tam tikrų niuansų, ten žinučių kažko, bet galbūt aš taip įsivaizduoju, kad kai mes patys turim fantazijoje kažką, mes galim įsivaizduoti, kad kiti tą patį daro. Tarkim, pavyzdžiui, tam tikrų pavydo scenų aš niekaip negalėdavau suprasti, nes aš nesuprantu, iš kur jinai kyla ir kokiu pagrindu, ar ne. Tai vat manau, kas yra galvoj, galbūt ten nuo vaikystės, nežinau, nors su šeima aš sakau irgi sutariu šiaip tikrai gerai. Dabar, bet buvo visko. Tai gal iš šeimos tas būna atėjęs, gal jisai irgi turėjo pagrindinę savo tokią draugystę ilgą, irgi 7 ar kiek ten metų, gal ten buvo kažkokių ten nesutarimų išdavysčių ir tas formuoja tą tokį nepasitikėjimą jau ir kitų partnerių. Bet, aš kažkaip visada galvodavau, kad ir man močiutė sakydavo, kad niekada nesusiras pavydaus vyrą, nes jinai turėjo tokį. Tai sakydavau, kad tikrai ne, bet pakartojau būtent tą patį. Tai tikrai žinau, ką tai reiškia. O tu pati paminėjai pokalbio pradžioj, kad labai norėjai susilaukti jauna vaikų. Tas dalykas iš kur atėjo? Tai kaip ir minėjau, turbūt dėl to, kad labai anksti netekau mamos, o tada pirmą kartą susipažinau su savo tėčiu. Kadangi aš iš Plungės, miestelis tikrai yra mažas, vieni netoli, vieni nuo kitų netoli žmonės gyvena. Tai tėtis visada būdavo šalia, bet man jo niekada netrūko. Bet kai mama mirė automatiškai, globa priklauso tėčiui. Tai toks nebuvo niekada pilnos šeimos, to tokio
pilno išpildyto šeimos tokio portreto. Modelio, niekada jo nebuvo. Tai arba mamą turiu, arba tėtį turiu. Buvo pamotė taip pat mano, bet vis tiek nėra mama. Bet kokiu atveju, kad ir kaip bandytų kartais atstoti. Tai tai aš manau, iš to gimė man tas toks vidinis noras, kurio aš sąmoningai galbūt taip nesupratau, kodėl, aš tiesiog žinau, kad aš noriu. Skyrybos. Įvyko skyrybos, jisai sužinojo, kas vyko tą patį pirmą pusmetį, tuos, sakykime, 6 mėnesius, kai tu jam pasakėjai, kad tu skiriesi, kad tu išėjai, tu jį palikai. Jo, tai buvo vienas iš sunkiausių pusmečių ir dar noriu užbėgti įvykiams už akių pasakyti, kodėl yra labai svarbu nusiteikimas, nes jeigu išeini iš idėjos, kad dabar aš negrįšiu, bet grįžinėjai atgal, tai toks nesibaigiantis kelias labai gaunasi. Ir man labai padėjo tą pusmetį išgyventi mano pilnas 100% apsisprendimas, nes aš prieš tai dariau viską, kad išsaugočiau šeimą iš savo pusės. Tai tuo metu aš jau buvau pilnai apsisprendus, nes buvo visko, tai buvo labai stiprios manipulacijos, aišku, ir gailesčio forma, bandyta susitaikyti, gėlės, dovanos, visa kita. Ir tada, kai automatiškai tu atstumė ir pasakai tikrai ne, prasideda blogoji ta forma, tai teko kviesti ir policiją 3 kartus. O ką jis darė tokio, kad jis ateina ir neišeina, tarkim, iš namų. Ateina pas tave namo, tu jį leidi ir jis neišeina. Ta prasme, jo su vaiku ten ar paimti, ar atiduoti. Ir tiesiog jis labai duodavo tam, kad tavo dėmesio gauti. Jo, ir aš, kadangi aš buvau viena iš tikrųjų, niekas mano užnugaryje niekada nestovėjo. Ir galbūt, kad galvoja, kad jauna, čia mergaitė, kuri nieko kaip ir neturinti, neatstovės, plus karantinas, aš studijavau dieniniam kosmetologiją, mano darbas visas užrakintas, aš tikrai nedirbau karantino metu. Tai ta prasme, faktas, kad dauguma, galbūt nedauguma, bet tiesiog sukluptų, nes tikrai buvo labai sunku, bet aš turėjau tam tikrų santaupų ir taip toliau. Tai buvo policija kviesta ne kartą. Tada, aišku, automatiškai aš nežinojau, kad kai iškvieti policiją, vaikų teisės įsitraukia, nes yra vaikas. Nesvarbu, kad jis nebuvo konflikto metu, jis galėjo būti kitam kambaryje arba miegoti iš vis. Automatiškai vaikų teisės įsitraukia. Tai pasijutau, nuoširdžiai pasakys, tokia labai išsigandau, kai sužinau, kad įsitrauks vaikų teisės, nes automatiškai tokia baimė vaikų teisės atrodo jau ten kažką blogo gali padaryti. Bet jos tiesiog bendradarbiauja, kad padėti. Aišku, ne visada reikia to proceso, bet tas pusmetis, sakyčiau, buvo toks, daug reikėjo išgyventi ir patirti ir Tai tas, kai tu pasakei, kad aš apsisprendžiau ir aš žinojau 100%, kad aš negrįšiu. Kaip tą dalyką turėti ir to moterim turėti tos drąsos ir laikytis to, kas tau tai padėjo? Nes tu tai darėjai realiai pirmą kartą, turėdama jau vaiką. Tu žinojai 100%. Arba tai buvo labai stiprus pavargimas nuo tų santykių ir tau jau buvo visiškai tas pats, ką jis darys. Ką jis neš, ką jis dovanos. Ir tu realiai antiek jau tos meilės nebuvo, kad tu jau tiesiog realiai nenorėjai būti su to žmogum. Ar tu norėjai, bet čia stipriai laikai save. Ir kas tau padėjo? Ar tai buvo galbūt psichologų pagalba, kažkokie psichoterapiniai mokymai, seansai? Tai tiesiog tose santykiuose tiek daug buvo visko, kai atrodo jau įvyksta kažkoks įvykis, tave be proto įskaudina, įžeidžia, pažemina ir tu galvoji viskas, jau dabar tai yra paskutinis kartas, dar vienas viskas tai yra paskutinis kartas, tada yra labai geras tas žmogus ir tu galvoji, gal jis vis dėlto gali pasikeisti. Ir kai tokių įvyksta nesuskaičiuojami kartai, kai tai yra įtraukti ir kiti šeimos nariai, kurie pergyvena už tave. Ir šiaip mano viena labai gera draugė tuo metu, kuri man labai kažkaip morališkai padėjo, jis sako, tu sėdėdama ant sofos nesugalvosi skirtis, aš jau matau, sako. Čia yra tokia situacija, kur turi būti paskutinis lašas, vyšnia ant torto. Kai tau yra visiškai nesvarbu, kiek tu turi pinigų atsidėjus ar tau išeis, kai tau yra nesvarbu, ar karantinas ar ne karantinas. Visiškai buvo paskutinis lašas, galbūt aš labai kantri esu, bet kai sprogstu, tai jau manęs nesugrąžinsi atgal. Tai aš sakyčiau, mano taurė buvo perpildyta ir tas paskutinis kartas buvo tiesiog elementarus mūsų pyktis, lygioj vietoj kaip visada, ne mano iniciatyva ir viskas. Ir tas tiesiog buvo sprogimas, kur niekada, kad ir kas bebūtų buvę, man nebuvo minties grįžti atgal. Niekada.
tai nebuvo tikrai lengviausias gyvenime tavo etapas, aš tai suprantu, kiekvienai moteriai tos skyrybos būna tikrai tas toks nepamirštamas dalykas ir kiekviena laukiam pagaliau į mūsų gyvenimą tos atgaivos. Taip. Ką tu darei tam, kad tu būtum pagaliau laiminga, to, ko tu esi verta, galų galiausiai yra vaikas, dėl kurio tu turi stengtis ir šypsotis, ir neparodyti, kad mama liūdna, mamai blogai, mama neturi antros pusės ir taip toliau, ir taip toliau. Ką tu tokio darai? Daug kas man sakydavo, kai aš jau išėjau, kai sužinojo ten daug kas, kad Dieve, koks Modestas sunkus gyvenimas, kaip tau sunku, čia ir vėl sunkumai. Bet man buvo taip gera grįžti namo ir nieko nebijot. Tiesiog nėra savo muziką įsijungti. Tiesiog aš iki šiol atsimenu tą jausmą, kai aš grįžtu namo į savo namus, nes nesvarbu, kad tai nuomotas būtas, bet ten yra mano namai ir aš jaučiausi beprotiškai gerai juose, būdama su savo dukryte ir kai nieks mane kvarš negaus. Ir tai atstojo visus kitus sunkumus, finansinius, nes viskas yra išsprendžiama. Svarbiausia ta tokia sveikata visapusiška savęs, nes aš pradėjau atsigauti, tada labiau po karantino išvis atsigavau. Kiek tavo dukrytė dabar metų? 6 metų bus rugsėjai. 7, tau jau toji 1 klasė. Taip. Laikas tai labai greitai. O kaip vaikas? Kaip mama vaikui pasakėjai, kad mes su tečiu skiriamės? Nes, jinai buvo 3 metukų tada. Tai čia... Jo, tai faktas, kad numatė, kad tėčių nėra, bet kadangi tėtis su dukrytė, šitoje situacijoje taip, kad turi gerą ryšį, tiek jinai su močiutė turi gerą ryšį su, iš tėčio pusės tėčio mama, tai jisai ir pasimdavo dukrytę. Aš niekada į tai nekišau dukros. Kad ir kaip mane skaudintų, ten žemintų, ar aš turėčiau ten eiti po to į policiją su pareiškimais su kažkuo, niekada į tai netraukiau dukters. Jinai nesuprato, kad jinai po to pradėjo klausinėti, kodėl aš to klausiu, aš atsiprašau, kad pertraukiau, nes šiuo metu supraskim tai, kad tokių moterų, tokiam tarpsnį gyvenančių ir žiūrinčių šią mūsų istoriją yra labai daug. Taip, labai. Ir šiai dienai jinai galvoja, aš turiu 3 metų vaiką, jis toks mažas, jis jau viską supranta, jis supranta, kada mama pyksta, kada tėtis pyksta, bet aš noriu skirti su vyru, bet gal aš pagyvensiu visgi dar su vaiku, kol jis eis į 1 klasę ir tada aš jau išsiskirsiu. Kaip tu tą momentą išgyvenai, kai tu išsiskyrei ir pasakai tam vaikui, arba tai nebuvo pasakyta, tiesiog jisai net nesuprato. Faktas, kad jinai 3 metukų dar netaip suprasta visą situaciją, bet jinai labai greitai pradėjo klausinėti, kas ir kaip ir kodėl. Ir plus, kai vaikas mato... O ko jinai paklausė? O kodėl jūsų tėčių išsiskyrė? Tėtis labai pykdavosi dažnai ir taip toliau, jinai pati supranta. Kad tėtis buvo tas, kuris buvo piktas, o mama ta, kuri galbūt kentėjo, ar ne? Jo, aišku, aš irgi kur konfrontuodavau atgal. Tai mes abu tokio kalbai karšto kraujo žmonės, tai ta prasme tai yra turbūt blogiausia. Ir yra irgi labai kažkur išgirdau irgi frazę, neatsimenu, ar kažkiam podcast'e irgi, kad jeigu nemyli savęs, tai bent išeik dėl vaiko. Nes vaikui yra sunkiausia, jisai kaltina save dėl tų konfliktų, jisai taip pat myli mamą ir tėtį ir niekas, jinai nemylės mažiau manęs ar jo. Ir man nuteikinėti ją prieš tėtį, ta prasme, būtų labai kvaila, jai ir taip skauda širdį. Nes, vaiko svajonė yra mama ir tėtis kartu, aš pati turėjau tą svajonę, kurios neturėjau. Tai tas buvo svarbiausia, kad jinai tą tėtį matytų, bendrautų su juo, kad kuo būtų tas toks, kuo daugiau meilės jai. Ir jinai pati šiaip pasikeitė, sakyčiau, atsivėrė labiau ir tokia visai kitokia paliko, nes jinai buvo labiau užsidarius. Tai faktas, kad kai vaikai mato tos pykčius ir jie jaučia ir mamos tą vidinį tokį pasaulį ir tėčio, bet kokiu atveju. Tai mūsų atveju tikrai yra gyventi geriau atskirai. O kaip tavo laikotarpis buvo darbe? Tai vyko skyrybos, ar ne? Vis tiek to laiko tikriausiai mažiau skyriai, galbūt ir dukrai arba šeimai, sakykime, ar ne? Tas darbas, kad tu žinojai, kad tau reikia užsidirbti dabar pinigų, pačiai reikia išlaikyti vaiką, pačiai reikia išlaikyti būstą, kuriame gyveni. Ar kentėjo darbas, ar kažkaip tu kaip save motyvavai? Nes realiai laiko tarpas nėra didelis praėjęs nuo 20 metų, šiandien 4 metai, sakykime, ar ne? Per tuos 4 metus tu šiandien dienai dirbi pačiam Vilniaus centre, tikrai žinomam grožio salone ir tu jau vedi didžiuliam būriam moterų mokymus. Daug moterų
šiai dienai galbūt dirba ar grožio srityje, arba galbūt netgi nėra priklausomos nuo savęs, o priklausomos nuo darbdavio, ar ne, nuo ryto iki vakaro dirba ir jos bijo, o vat jeigu aš įsiskirsiu, mano to 1500 neužteks nei mano vaikui, nei man ir dar būtų išlaikyti ir dar galbūt dar kažkokiam dalykam. Dėl finansų bijo, vat kaip pas tave buvo, kad sunkiausių laikotarpių, tada, kada tu įsiskiriai, va tau padėjo, sakai, finansai, nes tu buvai susitaupęs. Ir ką tu darysi tais sutaupytais pinigais? Tai jie buvo buto nuomai skirti, pragyvenimui, maistui. Nesakysiu, kad buvo lengva, nes buto nuoma automatiškai vis tiek daugiausiai turbūt atima. Aišku, ir maistas ir taip toliau. Tai po to, tas karantinas nebuvo toks, kad visus metus tęsėsi. Jisai turėjo pertraukėlių, tai tose pertraukėlėse aš labai daug dirbdavau. Aišku, kadangi Deimantė, mano dukrytė, turi močiutę, turi tėtį, kurie labai intensyviai visada rodo norą būti su ją. Tai šiaip galiu būti dėkinga už tai, nes jie visada sakydavo, jeigu tau reikia, po tų visų, kai nuslūgo skyrybų, tie sunkumai visi, kai jau susitaikymas atėjo, pabūti. Tai padėdavo šiuo klausimu. Plus mano sesuo tuo metu studijavo irgi Vilniuje, dar kita sesuo ir jinai pagyvendavo pas mane. Kartais, eidama į studijas ir tai irgi padėdavo. Šiek tiek tokios pagalbos iš šono turėjai ir tau leido tą pagalbą realiai atsistoti ant kojų, dirbti toliau. Nes aš būčiau galėjusi eiti bet kur, net ir karantino metu dirbti, kad ir į Maksimą, ar ne? Bet mokslai dieninis nuo 8 iki 2, 3, 4 paskaitos, tu turi juose dalyvauti, nes labai griežtai dėstytojas žiūrėdavo ir stebėdavo. Tai arba meti mokslus, bet aš jų nenorėjau mes, nes aš juos pradėjau studijuoti tada, kai dar nesilaukiu, tada pradėjau lauktis, pasidariau akademinės, išėjau į akademinės. Ir man buvo tiesiog, aš negaliu nepabaigti, ko aš pradėjau. Ir aš grįžau su intencija juos pabaigti, tuos mokslus. Tai, atrodė, niekas nesustabdys tuo metu užbaigti to, ką aš pradėjau. Dar noriu paminėti, kad tiek tėtis, tiek mama yra labai svarbus vaikui, tai tėtis ir privalo pasimti vaiką ir irgi skirti jam laiko. Tai tą laiką, kai jis ją pasimdavo, aš skirdavau laiko darbui. Tai ne dėl to, kad, koks geras tėtis, taip jisai geras tėtis, bet tėčiai ir privalo irgi, skirti savo laiko ir dėmesio vaikui, jeigu turi ryšį. Koks buvo pagrindinis perliukas to, kad šiai dienai tu turi kiekvieną dieną darbą, tu kiekvieną dieną dažai, nuo ryto realiai iki vakaro, apie savaitgalius net nešnekam, nes norinčių dažyti ir būti visažistam tikrai yra nemažai. Tai vat, koks yra pagrindinis dalykas, kad tas visažistas turėtų darbą nuo ryto iki vakaro ir dar ir eilė stovėtų ir tu rinktumėsi, kada tą žmogų užrašyti arba jį užrašyti ar ne. Tai vat, kas tas yra cinkelis pagrindinis šitam tavo darbe? Sakyčiau, čia yra labai ilgas procesas, nes aš pradėjau domėtis labiau to makiažu labai anksti. Ta prasme, mokyklos laikais man neleisdavo dažytis, aš vis tiek pasidažydavau laiptinėje ir tai čia jau toks, tai čia toks yra labai, aš Plungėj turėjau labai daug klienčių, būdavo po 10 klienčių per dieną, bet aš tada turėjau išvažiuoti studijuoti į Vilnių. Ir Vilniui iš naujo visą klientūrą kurti, tai tada būdavo, bet kažkaip labai, sakyčiau, greitai atsirado klientūra, nes aš daug nuotraukų keldavau visą laiką. Bet koks pagrindinis dalykas tau šiai dienai padėjo išpopuliarėti? Sakyčiau, visi šitie socialiniai tinklai. Instagramas, Facebookas. Labiau Facebookas buvo tuo metu. Instagramas buvo toks labiau, kaip sakyčiau, kaip Instagramas, tiesiog programėlė kažką pasižiūrėti, bet tikrai ne. Dabar labiau Instagramas yra Facebookas. Ir aišku, kai tu atlieki kokybiškai paslaugą ir suteiki malonų bendravimą tuo metu, tai klientas grįžta ir rekomenduoja kitam. Tai vat 100% atsidavimas darbui, iš tikrųjų. Padaryti nepriekaištingą makiažą. Taip, labai visada rūpindavausi ir pergyvendavau dėl kiekvieno makiažo. Tai tas vat atneša tą tokį nuoširdumą, kas klientui patinka ir jisai grįžta ir rekomenduoja kitam. Iš lūpų į lūpas reklama vis tiek yra geriausia, aš manau. O tos makiažus, kuriuos tu žiūri šiai dienai nuotraukas, prieš 5 metus darytus, ar ne? Kaip tu tą matai? Buvo daug klaidų padaryta? Buvo tuo metu tendencija prieš 5 metus, kada čia buvo 2019, 2016, aš jau dirbu seniau, bet aš labiau, sakau, mėgėjiškai dirbdavau, nes mokyklos laikais būdavo tokie labai ryškus, juodi ir tie išviesi. Labai sunku palyginti dabartinę. Ir buvo labai populiaru tuo metu, tai buvo, aš galvoju, kad tai yra tobula tuo metu, bet dabar tai visiškai užgožia, atrodo, pačią moterį, bet tuo metu tai buvo populiaru, madinga ir labai patikdavo moteriams. Dabar viskas eina į natūralumą, skaičiu. Ar galėtum drąsiai šiandien pasakyti,
kad esi nepriklausoma, kad gali pilnai save išlaikyti ir kad šiandien uždirbi tiek, kad tau niekas nėra baisu. Jo, drąsiai galiu pasakyti, kad ir aš to labai siekiau, nes mane dar skyrybos labai išmokino tai turėti savo, vis tiek reikia pajamų šaltinį ir šiaip aš tokia labai veikliai, man patinka vis kažką naujo atrasti, hobiai, darbas ir darbštė, sakyčiau. Koks tavo požiūris apskritai yra į pinigus? Ar galėtum pasakyti, kad pinigai šiai dienai daro žmogų laimingą? Nesakyčiau tiesiogiai, kad pinigai suteikia laimę, bet jie suteikia laisvę daryti tos pasirinkimus tam tikrus gyvenime. Ir aš sakyčiau, kad pinigai yra energija. Jinai prasideda nuo pat pagrindų, nuo to, kaip tu gyveni. Taip. Ir kaip tu myli savo darbą ir kokią tu atgalinę grąžą duodi klientui. Tai bet tada susikuria toks bendra energija tokia, nes tikrai aš įsitikinau to 100%, kai aš esu rūpinuosi ir savimi, ir nepersidirbu, čia yra svarbiausia, nes kai tu persidirbi, kažkur tie pinigai dingsta, tai mašina sugenda, tai tam reikia suinvestuoti, tai dar kažkam vaikas susirga. Visiškai teisingai. O kai tu esi balanse ir skiri laiko savo ir darbui, tų pinigų kažkaip dar daugiau varas. O šiuo metu atsidedi pinigus? Stengiuosi. Man labiau reikia turėti... O kiek tu, pavyzdžiui, mėnesį atsidedi kiekvieną mėnesį savo tai juodai dienai? Jo. Vat, kad taip kiekvieną mėnesį stabiliai ir va šito aš neišleidžiu. Ne visada išeina atsidėti, nes tam tikrų pirkinių būna ar nesuplanuotų, bet šiaip apie 1000 eurų, tai drąsiai. O kaip tu skirstai finansus? Vis tiek tavo darbas priklauso nuo tavo įdirbio. Kadangi dirbi pagal individualią veiklą, kiek turėsi klienčių, tiek tu uždirbsi. Kaip tu paskirstai uždirbtus pinigus prioriteteškai, kam kur skiri? Tai pirmiausia, susimoku visus savo įsipareigojimus. Ta prasme, būtai, visokie nuomos, kosmetikos, mokesčiai ir taip toliau. Tada tam tikrą dalį aš aukoju gyvūnų prieglaudai, vaikams. Pas mane tas yra jau nuo labai seniai įprotis. Reikia dalintis, kaip sakau. Tada atsidedu pagal uždirbamą sumą bent 10%, jeigu išeina. Jeigu tuo metu nėra kažkokių skubių pirkinių, nes tikrai jų būna. Ir aš mokinuosi to nuo pat paauglystės, nes aš seniau labai išleisdavau savo pinigus. Aš taškytavai. Visada. Geriau suknelę nusipirksiu, tą mėgstamą, negu taupysiu, atrodydavo. Dabar aš sakyčiau, esu paaugus labai stipriai šio klausimu ir pamokino gyvenimas. O kaip, pavyzdžiui, su dabartiniu vaikinu? Kaip jūs skirstote savo finansus? Ar ne, būna dažnai irgi šeimoje arba pykčiai, arba sutarimas. Kaip jūs čia paskirstot finansus? Nes pas tave vienoks darbas, pas jį yra kitoks. Labai įdomus darbas, iš tikrųjų. Aš pasižiūrėjau čia vieną dieną, tai labai... Reikia dar mokėti paaiškinti to darbo specifiką, nes... Su žaidimais kažkas tokio pristato ten. Su amerikiečiais dirba ir į žaidimų serveriams montuoja vaizdo įrašus. Jo, ir jo darbas irgi, jo uždarbis priklauso nuo jo darbo įdėto, taip? Jis yra fiksuotas, bet gali kilti nuo... Fiksuotas. Jo, pas tave fiksuoto kaip ir nėra. Kaip jūs paskirstot finansus? Buvote nesenai kelioniai, perkate maistą, dukrytė, kaip ir tavo, bet kartu gyvenat ir žinau, kad tikrai puikiausiai sutarė. Jo, tavo vaikinas, tai aš irgi labai džiaugiuosi dėl šito dalyko ir mes nekartą esam apsitarę. Jis iki už tave ir jaunesnis. Jo, 3 metais. 3. Noriu pabrėžti, kad visą gyvenimą sakiau, kad jau jaunesnis turbūt niekada nebus toks subrendęs ir aš nežinau, kai nepažinojau dar Andriaus. Aha, o kaip su finansais? Ar subrendęs ar ne? Kaip tu pati? Tai jo, sakyčiau, tam tikrais klausimais netgi daug labiau negu aš. Tai ne metuose yra esmė, turbūt patirtyje gyvenime yra didžiausia esmė, bet mes skirstomės šiai dienai labiau per pusę. Yra bendra sąskaita, į kurią vedam tam tikrą sumą ir tą naudojam tam tikriem dalykam, ar ne? Ir tada jau, kai baigėsi, žiūrim. Kadangi tu turi daug tikrai patirties, tai ką tu patartum moterim iš profesinės pusės, kaip pasiekti viso to? Turbūt vienintelis toks dalykas, kad nedelst ir kuo greičiau pradėti, o kas atsitiks blogiausio, tai dažniausiai atsakymas būna nieko. Gali pradėti iš naujo, gali pakeisti darbą. Ta prasme, kol neliečia tam tikri dalykai, ten sveikatos, kurios tam tikri, ta prasme, galima net nebesusigrąžinti, ar ne,
Bet kas liečia klaidas, visokius iššūkius gyvenime, tai dar labiau augina, išmokina ir daugumą moterų prašo, norėčiau pradėti visažą, bet man čia jau 35 metai, kur visiškai jauna moteris, bet bijau, kad čia jau biški vėlokai, tai atvirkščiai reikia pradėti daryti ir mėgautis tuo, nes vis tiek galų gale mes labiausiai gailėsimės turbūt tų dalykų, ne kuriuos padarėm, o kurių nepadarėm. Tai tiesiog reikia eiti, pradėti daryti, nebijoti ir visada sakau savęs, paklausiu, kas atsitiks blogiausio? Nieko. Labai tas pradėjimas daryti priklauso individualiai nuo žmogaus situacijos. Dauguma žmonių turi ten įsipareigojimų ir taip toliau, būtai, vaikai, šeimos ir negalime mes to darbo keisti, bet aš manau, kad visada reikia tiesiog noro ir visada galima rasti tam tikrą tą galimybę. Jeigu tu dirbi ten, tarkim, ofise ir tavo svajonė būtų visažistė, tu gali pradėti po truputį dažyti save, demonstruoti galbūt kitiems, padažyti draugės draugę, tada kažkiek matai, kaip įsisuka viskas, galbūt pabandžiu supras žmogus, kad ir net nepatinka, arba atvirkščiai labai patinka. Tai ta prasme, aš manau, labai individualiai priklauso nuo situacijų. Aš pradėjau iš vis dažyti su AliExpress paletę pirmą kartą ir su Maybellino viena pudra. Bet aš taip stipriai to norėjau, aš dažydavau tas klientas ir vis tiek mes būdavo patenkintas. Nors aš dabar žiūriu tos makiažus. Yra ko pataisyti ir pasimokyti, bet aš taip stipriai norėjau. Taip stipriai tą mylėjau, kad vis tiek rasdavau galimybę pas močiutę virtuvėje ant taburetę žiemos dažyti 10 klienčių per dieną. Su tais pačiais šešėliais. Čia yra pavyzdys. 5 spalvų blizgantis, visi net nematiniai. Arba tą AliExpress šešėlių paletę, kur 10 kartų turi imti spalvą, kad pamatytum. Tai čia, aš manau, viskas atsiremia į norą ir visada galima prisitaikyti savo. Nes dauguma galbūt moterų išsakytų, aš negaliu mes darbo, aš čia turiu tą ir tą padaryti, bet pradėti dažyti bent save ar draugę tikrai galima. Kadangi patirties turi ir santykiuose, ar ne, ir skyrybos, ir vaikas bendras su buvusiu vyru, esami nauji santykiai. Kiek tu juose esi dabar, naujuose santykiuose? Bus 3 metai. 3 metai. Gruodžio mėnesį. Jau nemažai. 2 galim sakyti su pusė. Kaip čia tu patartum save vesti moterį? Manau, kad svarbiausia galbūt neįti tuo tikslu, kad ieškoti kažkokio partnerio, o auginti save ir svarbiausia atstatyti nuo tų buvusių santykių, nes vis tiek tai yra skaudu, kad ir kokie tie santykiai buvo, tai yra šeimos subirėjimas, tai atstatyti save, investuoti į save labiausiai, nepamiršti, kas esi, nes esi ir mama, ir ta pati mergina, moteris, kuri buvai prieš tai su savo hobiais, pomėgiais ir jų nepamiršti. Ir kažkaip tada automatiškai atsiranda savaime viskas, nes man partneris atsirado, aš neieškojau specialiai, visai atsitiktinai susipažinau ir taip gavosi. Tai ką, Modesta, ačiū tau labai už pasidalymą, už atvirumo valandėlę, kaip aš sakau, už tai, kad ir mane įkvėpiai, ir kitas moteris įkvėpėm. Ir tikriausiai abidvi norėtumėm padėkoti visiems, kas žiūrite, ir tau padėkoti ir padovanoti nuostabią puokštę, kaip ir tu pati atrodai, žydėti toliau ir... Tikrai labai nuostabi. Čia yra visiškai mano spalvų gama. Čia tau, brangioji, ačiū tau. Labai noriu tave apsikabinti.